Dievas yra labai labai geras. Jisai sukūrė žemę, sukūrė saulę, dangų, mėnulį, žvaigždes, vandenis, gyvūnus, augalus. Ir sukūrė žmogų ir apgyvendino rojuje. Žmogus nepakluso Dievui, nusidėjo Adomui su Ieva. Ir Dievas išvedė į žemę juos gyventi. Žemė, kurioje sunku. Ir štai mes todėl gyvename štai žemė, kurioje sunku. Bet jis nenustojo mylėti žmogaus. Jis atsiuntė savo sūnų Jėzų, kad tie, kurie įtiki, turėtų amžiną gyvenimą, amžinybėje danguje ir būtų palaiminti šitoje žemėje, kad būtų išgydyti, kad turėtų džiaugsmo, ramybės. Dievas atidavė mums Jėzų. Tie, kurie tikės, kad Jėzus yra Dievo sūnus, siųstas iš tą žemę, už mus numirti, atkentėti visas kančias ant kryžiaus. Ir kad jis nuėjo į dangų, kas patikės širdimi ir lūpomis išpažins taip tai tiesa ir pakvies Jėzų į savo širdį. Kad ateitų ir apsigyventų, sakys, aš pasišvenčiu tau, Dieve, atleisk už mano kaltes ir nuodėmes. Tai Jėzus gyvena, Jėzau gyvenk mano širdyje. Tas bus išgelbėtas ir po kūno mirties eis į dangų į rojų. Ir visą amžinybę gyvens šlovingą gyvenimą. Aš kviečiu kiekvieną, kuris dar nėra sukalbėjęs šitą maldą, pasikvietęs Jėzų į savo širdį, kad atgailautumėte už savo gyvenimą, už netikėjimą, už nuodėmes ir kviestutės Jėzų į savo širdį. Ir gyventumėte su juo, taip jūs turėsite amžinybę danguje. Taip jūs pažinsite Dievą, savo kūrėją, kuris jūs labai stipriai myli. Skaitykite Bibliją, Naują Testamentą, susiraskite bažnyčią gyvąją, pasikrikštykite šventąja dvasia ir vandeniu. Būtina panardinimui į vandenį pasikrikštyti, skaityti bažnyčią, skaityti Bibliją, laikyti bažnyčią, atsiprašau, suklydau, ir bendrauti su Dievu ir melstis, gailauti, atleisti visiems viską, mylėti visus žmonės. Kada sunku, surasti draugų, tikinčiųjų, prašyti maldų, pasiguosti, lankyti Biblijos mokyklas ir išmokti apie Dievą daug. Nes Dievas yra nesibaigiančios žinios apie jį yra. Jis gali pakeisti jūsų gyvenimą visiškai kitokį. Jeigu jūs turit gerą gyvenimą, jis gali tapti dar geresnis. Jeigu turit sunkesnį, jis gali tapti lengvas. Viešpats myli žmonės ir jisai dovanoja daug gerų, nuostabių akimirkų, gerų draugų. Jisai atkuria šeimas arba duoda sutuoktinius, duoda draugus, jis padeda surasti darbą, jis padeda suprasti, kokie pas tavai yra talentai ir kad tu galėtum pasiimti tuo, kas tau atneš naudą ir kitiems. Būkite palaiminti.